Ačiū labai už šitą malonų kvietimą ir kad organizuojate tokią įkvėpiančią dieną apie architektinio raštingumo ugdymą. Man garbė būti su jumis šiandien, nors ir internetu. Ačiū labai, Dalia, už pristatymą. Aš pateiksiu savo pristatymą. Dabar pasidalinsiu vaizdu. Taip, aš esu architektė, esu Grenoblio architektūros namų direktorė, taip pat dėstytoja ir tyrėja Grenoblio architektūros universitete. Pastaruosius 15 metų ieškojau būdų, kaip architektūros kultūra dalytis ir urbanistikos kultūra su įvairia auditorija. Tai aš sakiau, tai šis darbas buvo įmanomas tik tai dėka glaudaus skirtingų sektorių specialistų bendradarbiavimo, tai yra kultūros, švietimo, architektūros. Šio bendradarbiavimo sėkmę iš tiesų lemia abipusis supratimas apie vieni kitų vaidmenis, įgūdžius ir atsakomybę, perduodant žinias. Toks supratimas neatsiranda tiesiog. Taigi, sustojau čia, sakau, kad šios programos toks supratimas iš tikrųjų neatsiranda tiesiog savaime. Jis, žinoma, auga per patirtį, bet taip pat ir profesinio mokymo programų dėka. Šios programos padeda paaiškinti, kas yra architektūrinis ugdymas, jau iššūkiai, metodai, naudojamos priemonės ir dalyvaujantis žmonės. Jos taip pat skatina architektus ir pedagogus glaudžiau bendradarbiauti, kuriant bendrą kalbą ir požiūrį. Taigi šiandien norėčiau pasidalinti su jumis, kodėl profesinis mokymas atlieka tokį svarbų vaidmenį įgyvendinant šį bendradarbiavimą Prancūzijoje ir ką jis leido mums sukurti. Tačiau prieš tai leiskite man pateikti šiek tiek konteksto iš Prancūzijos, socialinio, kultūrinio ir profesinio, nes būtent Prancūzijoje šios iniciatyvos gimė ir gyvuoja. Kalbėdami apie architektūrą, kaip Dalia jūs sakėte prieš tai, tai kiekvienas iš mūsų mintyse turime vaizdinį, prisiminimus apie vaikystės vietas, šeimos keliones, patirtis susijusias su erdvėmis, kuriuose gyvename. Tai ir erdvėje ir laike esančių vietų vaizdiniais. Ir tai ir dar tiek daugiau. Architektūra mums kalba apie mūsų tapatybę, kultūrą ir gyvenimo patirtį, taip pat ir apie mūsų visuomenės, mūsų religinę, ekonominę ir politinę santvarką. Todėl svarbu žinoti daugiau apie architektūrą. Ir vis dėlto architektūra vis dar mažai vertinama ir dažnai neteisingai suprantama tų žmonių, kurie nėra architektai. Prancūzijoje atliktas tyrimas, kuriame dalyvavau ir aš, publikuotas 2015 metais, jį paskelbė Bordo architektūros universitetas. Jame daugiausiai dėmesio skirta tam, kaip žmonės Prancūzijoje suvokia architektūros kultūrą. Rezultatai buvo gana iškalbūs. Tik 16% Prancūzijos piliečių teigia, kad jie iš tikrųjų domisi architektūra ir daugiau nei pusė, 58% mano, kad architektūra yra tai, kuo turėtų rūpintis tik architektai. Dar labiau stebina, kad 74% mano, kad architektai iš tikrųjų nesistengia būti suprasti plačiosios visuomenės. Taigi yra tai problema, tačiau tai nėra naujiena, nes dar 70-ame dešimtmetyje ankstesni tyrimai jau tada rodė tam tikrą atotrūkį
Žmonės mažai domėjosi architektūra, o kartais net nepasitikėjo šią profesiją. Štai kodėl bent jau nuo 9-ojo dešimtmečio įvairios institucijos Prancūzijoje, tokios kaip Kultūros ir švietimo ministerija ar Nacionalinė architektų ordino taryba, skatina kuo daugiau žmonių atkurti ryšį su savo kasdienė aplinka. Idėja tai sužadinti smalsumą, įsitraukimą ir netgi galbūt įgalinimo jausmą tarp miesto gyventojų, kad kiekvienam būtų suteiktas įrankiai leidžiantys skaityti ir suprasti juos supančią apstatytą aplinką. Taigi per daugelį metų buvo sukurta daug įvairių iniciatyvų skirtų architektūros ir miesto kultūrai skatinti. Kai kurios padeda žmonėms geriau suprasti savo miestą, jo istoriją, kaip jis vystosi. Kitos siūlo teminės parodas, pokalbius, pėsčiųjų ekskursijas, apsilankymus įvairiose vietose ar knygas bei filmus apie architektūrą ir šiandienos problemas. Taip pat vyksta praktiniai seminarai ar dirbtuvės, kuriuose žmonės gali išbandyti tikrus įrankius ir dažnai kartu sukurti kažką naujo. Ir už šių iniciatyvų slypi keli tikslai. Pirma, suteikti kiekvienam įrankius leidžiančius skaityti ir suprasti juos supančią aplinką, tada didinti informuotumą apie architektūros, urbanistinius ir aplinkosaugos klausimus. Taip pat, kad būtų matomos mūsų gyvenamųjų vietų perspektyvos, lūkesčiai ir poreikiai. Taip pat ugdyti pilietinės atsakomybės jausmą ir svarbiausia, įtraukti žmonės, kad jie taptų tikrais dalyviais, kaip mes formuojame mūsų teritorijas. Prancūzijoje nuo 9-ojo dešimtmečio daugelis architektų ir miestų planuotojų aktyviai dalyvauja architektūros perteikime. Jie kartais dirba visų pajėgumų, kartais iš dalies arba retkarčiais prisideda prie įvairių operacijų, organizacijų, kurios yra skirtingos, bet viena kitą papildo. Mes daug darome, kad perteiktume architektūros ir miestų kultūrą įvairioms auditorijoms, tačiau vaikai išlieka viena iš pagrindinių mūsų tikslinių grupių. Vaikai kasdien patiria erdvę. Šios perdavimo veiklos tikslas – kurti bendrą architektūros ir miesto kultūrą, kad galėtume išmokti gyventi geriau kartu, pradedant jau dabar. Švietimas apie architektūrą, miestus ir užstatytą aplinką ir taip pat reiškia, kad tai vyksta pilietiškumo ugdymas, taip padedama vaikams tapti aktyviais savo bendruomenių dalyviais. Mokyklose architektūra gali atlikti milžinišką ir įdomų vaidmenį. Kodėl? Pirma, todėl, kad tai fantastiškas tarpdisciplininis įrankis arba priemonė. Jie apjungia tokius dalykus kaip istorija, geografija, geometrija, matematika, kalbos, menas, technologijos, gamtos mokslai ir netgi kūno kultūra, nes savo kūnų tyrinėjame ir jaučiame erdvę. Taip pat tai puikus būdas pažvelgti į vietą iš kelių kampų, jos socialinio, aplinkos sauginio, ekonominio, jutiminio ir žmogiškojo aspektų. Ir tai atveria duris į sudėtingas temas, klimato problemas, kaip statomos vietos, kaip jose gyvename, kaip jas projektuojame ir kaip jas jaučiame, patiriame. Ir galiausiai tai tiesiog remia pilietinį ugdymą, padeda mokiniams suprasti, kur jie gyvena ir suteikiant jiems įrankius tai aplinkai formuoti. Kaip jau minėjau, savo disertacijoje apie aplinkos ugdymą Prancūzijoje nuo 2008 metų architektūra oficialiai įtraukta į nacionalinę mokyklų programą. Tai vaizduojamojo meno ir technologijų pamokose nuo vidurinės mokyklos, o tarpdisciplininiuose kursuose, tokiuose kaip meno istorija, nuo pradinės mokyklos. Tačiau, kaip Dalia sako, dauguma mokytojų nesijaučia tinkamai apmokyti, kad galėtų kalbėti apie architektūrą savarankiškai. Štai kodėl architektūrinis ugdymas visada rėmėsi mokytojų architektų bendradarbiavimu. Šis bendradarbiavimas pasireiškia įvairiais būdais. Pavyzdžiui, organizuojant klasės projektus ir kuriant edukacinės priemonės,
bei išteklius, resursus. Tai tapo įmanoma dėl tvirtos partnerystės tarp kultūros ministerijos ir švietimo ministerijos ir vietos valdžios institucijų. Taigi, tai yra toks tinklas Prancūzijoje ir svarbiausi jos dalyviai ar suinteresuoti asmenys, tai yra architektūros namai, tai yra kultūrinės asociacijos, kurios specializuojasi architektūros kultūros perteikime. Ir jas remia kultūros ministerija ir architektų ordinas. Taip pat architektūros miestų planavimo ir aplinkos tarybos, tai yra profesinės asociacijos, kurios specializuojasi architektūros ir miestų planavimo praktikos bei vietos miestų evoliucijos perdavime ir remia šitos organizacijas departamentai vyriausybiniai. Taip pat meno ir istorijos miestai ir regionai, tai yra savivaldybių tarnybos, kurios specializuojasi architektūros paveldo perdavime. Toliau be abejo architektūros universitetai ar mokymo įstaigos. Viena iš jų misijų tai didinti jaunimo informatumą apie tai, kaip organizuojamos įvairios veiklos, kad tiestų tiltus tarp studentų ir mokyklų. Taip pat kai kurie architektūros centrai ir muziejai skirti architektūrai, tai yra architektūros centrai ir daugelis kitų nepriklausomų architektūros asociacijų, kurios irgi specializuojasi architektūros kultūros perdavime ir dalyvaujamoje veikloje. Be abejo, galime pasitikėti ir nacionalinę švietimo sistemą. Tai meno ir kultūros departamentai, švietimo inspektoriai ir patarėjai, bei visi entuziastingi mokytojai, kurie padeda, kad šis projektas gyvuotų. Ir juos palaiko regioninės ir vietos administracijos. Visą tai leidžia įgyvendinti šios projektus. Dabar leiskite man papasakoti šiek tiek daugiau apie architektūros namus vadinamus. Tai yra nepriklausomos kultūros asociacijos, daugiausia finansuojamos kultūros ministerijos. 2004 metais kultūros ministerija paskatino sukurti nacionalinį tinklą, kurį šiandien sudaro 35 tokie architektūros namai visoje Prancūzijoje. Šio tinklo dėka dalijamės idėjomis, įrankiais ir patirtimi. Taip pat vykdome nacionalinę veiklą ir dirbame kartu teminėse grupėse. Viena aktyviausių yra grupė, tai yra švietimas ir pedagogika, kuris suburia labiausiai tas namų bendruomenės. Nuo 2006 metų ši grupė kuria nacionalinės programas, renginius ir įrankius specialiai skirtus jaunesnei auditorijai. Taip mes būtent jaunesnei auditorijai buvo sukurti šie įvairūs įrankiai. Dabar štai čia, jeigu matot mano pelės žymeklį, štai čia kaip atrodo tie architektų namai įvairiose Prancūzijos vietose. Taip pat norėčiau paminėti architektūros universitetus Prancūzijoje. Jų yra 20. Viena iš pagrindinių jų misijų tai skleisti architektūros kultūrą, ypač jaunesniems kartoms. Jie tai daro per parodas, konferencijas, ekskursijas su gidais ir specializuotas programas. Pavyzdžiui, Grenoblio architektūros universitetas atlieka ypač svarbų vaidmenį būtent architektų mokymo perdavimo ir profesinio mokymo srityje. Nepaisant daugybės dalyvaujančių veikėjų ir jų puikaus darbo, šita aplinkos užstatymo veikla ir informacija apie tai pasiekia tik 2% mokyklinio amžiaus vaikų Prancūzijoje. Tai nėra daug.
Todėl labai svarbu apmokyti kuo daugiau architektų ir mokytojų būtent architektūrinio ugdymo srityje, siekiant sustiprinti šį tinklą ir padidinti tiek veiksmų, tiek dalyvaujančių vaikų skaičių. Iš tiesų, per pastaruosius 15 metų vienas iš dalykų padėjusių augti architektūriniam ugdymui Prancūzijoje yra profesinio mokymų programų skirtų tiek architektams, tiek mokytojams kūrimas. Šios profesinio mokymo programos yra pagrįstos architektūros švietimo srityje atliktais tyrimais ir taip pat daugiausia dėmesio skiriant metodologinių elementų formalizavimui ir pedagoginių priemonių bei išteklių kaupimui. Šie profesiniai mokymai reikalingi, tai kad sustiprintų architektūros ir miesto kultūros perdavimui. Reikia suteikti specialistams įgūdžių reikalingų architektūros kultūrai perduoti, sudaryti pagrindą prasmingam bendradarbiavimui įvairiose srityse, suteikti gaires tolesniai veiklai ir pedagoginiams priemonėms kurti ir taip pat sudaryti galimybę susitikti architektams, mokytojams ir taip pat finansavimo institucijų atstovams, kad jie sukurtų tinklus ir glaudžiau bendradarbiautų. Kitoje savo pristatymo dalyje pateiksiu keletą šių profesinio mokymo programų pavyzdžių ir parodysiu, kaip jos padėjo užmegzti tikrą partnerystę tarp architektų ir pedagogų, o tai lėmė originalius edukacinius projektus ir išteklius. Taigi, 2007 metais Grenoblio architektūros universitetas suvienijo jėgas su Grenoblio architektūros namais ir pristatė mokymo programą specialistams pavadinimu Perduodama architektūra. Tai yra unikalus mokymas Prancūzijoje, ją pripažįsta ir remia Prancūzijos kultūros ministerija ir nacionalinė architektų ordino taryba. Tai skirta architektams ir kvalifikuotiems miestų planuotojams, kurie domisi architektūrinio ugdymo plėtimu, plėtra. Tai ši programa keliauja po Prancūziją. Tai leidžia mokymams keliauti po visą Prancūziją, pasiekti didesnį specialistų skaičių ir atsižvelgti į vietos temas bei teritorinius klausimus. Nuo 2007 iki 2025 metų buvo surengta 14 mokymų programų Prancūzijoje, keliose miestuose. Matote, kad tai šiame puslapyje. Taigi mes buvome Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoblyje, Marselyje, Nante, Paryžiuje, Perpinjane, Tulūzoje ir Bordo. Kiekvienoje programoje dalyvauja nuo 20 iki 25 praktikų ir iki šiol jau apmokėme daugiau kaip 400 specialistų. Mes labai to didžiuojamės ir džiaugiamės. Šių mokymų metu mes neperdodame metodo, o tik tai tam tikras gaires, kurias kiekvienas gali pritaikyti ir adaptuoti įvairiems veiklos kontekstams. Taigi kalbame apie tai, kokie yra architektūrinio ugdymo iššūkiai ir tikslai, taip pat architektūrinio ugdymo koncepcijos, veikimo metodai ir edukacinės priemonės, architekto, mokytojo ir vaikų santykiai ir švietimų iniciatyvų ir priemonių kūrimas. Tai 4 dienų mokymo programa sudaryta iš kelių pakaitomis vykstančių mokymo sesijų. Teorinės sesijos pagrįstos tyrimų rezultatais, tai yra specialistų atsiliepimai, įrankių ir išteklių rengimas ir aptarimas.
Laikas pedagoginės priemonės kūrimui, dirbant grupėse ir keičiantis patirtimi tarp specialistų. Taigi, kaip mes dirbame? Aš esu atsakinga už šios programos koordinavimą, už jos turinį, logistiką ir paraiškų teikimą. Bendradarbiauju su savo kolegomis Grenoblio architektūros universitete. Specialistai siunčia paraiškas, atliekama atranka, siekiant sukurti darnią grupę su bendrais tikslais ir lūkesčiais. Tada prasideda mokymai. Jie vyksta 2 sesijomis po 2 dienas. Tai iš viso būna 28 mokymo valandos. Tarp sesijų būna toks laikas skirtas besimokančiųjų grupiniam darbui, o pabaigoje išdalinamas klausimynas patirčiai įvertinti. Per pastaruosius 3 mokymus balai buvo labai aukšti, nuo 8 iki 10 balų sistemoje. Ir galiu patvirtinti dėl vertinimo, kad šios mokymo programos tikrai patenkina poreikį, kuris yra didelis kaip dėl architektūrinio ugdymo. Ir daug architektų tikrai pilnai įsijungia į architektūrinio raštingumo ugdymą. Taigi, dar viena mokymo programa, kurią sukūrė platus partnerių tinklas. Tai yra mūsų regioninė mokymo programa. Tai yra irgi 2 dienų mokymai. Turime daug partnerių, tai yra kultūrinių reikalų regioninis direktoratas mūsų regione. Tai yra 3 akademinės delegacijos menams ir kultūrai regione. Taip pat 3 universitetai, architektūros universitetai ir mano architektūros namai ir kiti architektūros namai dalyvauja. Taigi 2 pagrindinės kultūrinės organizacijos jos prisijungia. Šios programos tikslas tai, kad parengti edukatorius ir architektus, kurie dirba švietimo srityje, kad jie pasidalintų žiniomis šioje srityje ir kad pateiktų savo įžvalgas erdvės pedagogikoje. Ir tai vyksta praktiniai seminarai ir ten susirenka inspektoriai, švietimo inspektoriai, architektai ir kiti. Kas 2 metus nuo 2014 susirenka apie 50 dalyvių kasmet, kas 2 metus, taigi nemažai jau apmokyta. Jie gali dalintis savo nuomonėmis tarp architektų ir pedagogų. Kita kategorija, kurią sukūrė mano Grenoblio architektūros namai, tai yra ir kitų architektūros namų nariams, tai yra praktiniai ir vidiniai mokymai, sutelkti į tokias temas kaip finansavimas arba efektyvūs intervenciniai metodai pamokų metu. Vėlgi apie 50 architektų dalyvauja šiuose mokymuose kasmet, jau daugiau kaip 10 metų ir daug architektūros namų jau tikrai prašo jų. Galiausiai mokymai, kuriuos aš koordinuoju, tai susijęs su mūsų architektūrinio ugdymo projektais ir šie mokymai yra architektams ir mokytojams. Ir visada ten būna darbinės sesijos mokytojams, pedagogams ir architektams, kad jie kartu susiburtų ir diskutuotų. Taigi mokymai architektams ir mokytojams architektūrinėje pedagogikoje padeda jiems
įgyti perdavimo įgūdžių ir gebėjimo užmegzti stiprias partnerystės. Ir dabar norėčiau pristatyti pavyzdį, kokiegi rezultatai tokių edukacinių programų. Ir yra tokios platformos, kuriuose kalbama apie šitą bendradarbiavimą, apie šitą projektą. Jis vadinamas, kurį koordinuoja Grenoblio architektūros namai. 24 metais tai buvo įkurta ir jo paprašė Pays de Vence regiono savivaldybės. Ir čia buvo kalbama apie informatumą, apie vietos architektūrinę aplinką. Ir čia dalyvavo tokie dalyviai kaip tarp savivaldybinės institucijos, taip pat kultūros reikalų regioninis direktoratas ir 6 mokyklos, įskaitant 18 klasių, nuo darželio, netgi nuo 3 metų amžiaus iki 14 metų, taigi nuo darželio iki mokyklos. Tai kiekvienas vaikas parengė savo piešinius, korteles ir prie jo buvo pridėtas trumpas tekstas ir tai buvo tokios kaip atvirutės, kurios atspindi vaikų unikalų požiūrį apie teritorijas, kuriuose jie gyvena ir skatina giliau tai panagrinėti. Buvo 18 tokių mokymų, apie 450 mokinių dalyvavo, sukurta buvo 450 atviručių, po vieną kiekvienam vaikui. Tada buvo surengtos parodos kiekvienoje mokykloje 24 metų lapkritį. Toliau buvo baigiamoji jau bendra paroda 25 metų vasarį Isero architektūros namuose ir tada buvo keičiamasi atvirutėmis tarp vaikų iš įvairių dalyvavusių mokyklų. Taigi pernai nuo spalio iki lapkričio projektas architektūrinio ugdymo vyko tarp mokytojų ir architektų. Buvo 3 mokymų užsiėmimai kiekvienai klasiai, tai buvo apie architektūrą, miestų planavimą ir landšaftą. Ir kartu tai kūrė mokytojų ir architektų poros. Taip pat buvo papildomos dirbtuvės medijų bibliotekose ir joms vadovavo architektai vietos vaikams ir jų šeimoms. Kartu šalia šių programų mokytojai ir architektai kartu sukūrė daug pedagoginių resursų ir priemonių. Ir kaip ir vakar per tokius visą tai panašų užsiėmimą mes surengėme vakar. Ir tokiose dirbtuvėse tai gali paskatinti rengti naujas edukacinės veiklas. Ir aš dabar labai greitai noriu pasakyti apie šitą platformą. Tai yra prancūziška platforma, ji vadinasi archipedagogy.org. Tai yra svetainė, kurią prižiūri mūsų nacionalinis architektūros namų tinklas, suteikia tai katalogizuojami įvairūs edukaciniai veiksmai, priemonės ir galimybės mokytis būtent šitoje srityje, kaip ugdyti architektūrinį raštingumą vaikams. Taigi, dabar apibendrinimui, šiandien Prancūzijoje mes save vadiname kaip perduodančiais architektais. Mes aktyviai dalyvaujame informatumo didinime ir švietimo veiklose. Daug mokytojų taip pat specializuojasi architektūros ugdyme ir aktyviai prisideda idėjomis
kaip plėsti architektūrinio ūkdymo veiklas. Jau daug yra pasiekta, kalbant apie veiksmus, programas ir resursus, per bendradarbiavimą tarp architektų, pedagogų ir institucinių partnerių. Aišku, reikia dar daug nuveikti, kadangi mes žinome, kad stiprybė yra vienybėje tarp architektų ir pedagogų ir institucinių partnerių, tiek lokalių, tiek šalies arba netgi tarptautinių lygių. Tai ačiū labai už jūsų dėmesį. Thank you very much, Roberta. I don't know if you hear the clapping, but maybe someone has a question that they would like to ask. Gal kas nors turit klausimų? Klausti lietuviškai, aš išversiu, arba vertėjas išvers jai. Daug informacijos. Kol aš dar galvoju, kokį klausimą, nežinau, ar man geriau lietuviškai, klausiu lietuviškai, išvers vertėjas, man atrodo, mano klausimą. Kai tu rašai, Roberta, savo doktorinį darbą, galbūt kas tau buvo labiausiai netikėta visam, kai tu atlikinėjai tyrimus, apie tai, kaip dirbti su vaikais ir jaunimu, galbūt kažkas tau labai buvo, tokio įdomaus, netikėto, ką atradai. Aš atradau pirmiausia, kad daug žmonių užsiima tokią veiklą, kadangi atlikau tokią kelionę po visą Prancūziją, susitikinėjau su žmonėmis, mokytojais, daug tokių susitikimų buvo. Ir taip pat eksperimentavau su savimi, pati atlikau. Ir galbūt, kas buvo netikėta, tai buvo 3 mokyklos, aš stebėjau jas per 2 metus eksperimentavimo ir kokie buvo efektai, poveikis tokių veiklų vaikams, kiek žmonių Prancūzijoje yra įsitraukę į tokį ugdymą ir koks poveikis buvo vaikams. Tai vaikai pakeitė savo požiūrį apie architektūrinį ugdymą, jų akys atsivėrė. Aš juos kalbėjau su jais po kelių mėnesių, po kelių metų netgi po tos patirties ir galėjau matyti ir patvirtinti, kad tai yra žinios, kurios buvo tikrai perduotos ir vaikų požiūris į architektūrą tikrai pasikeitė per tokias veiklas ir po tokių veiklų. Taigi buvo, manau, kad tikrai svarbu tęsti, kadangi rezultatai, poveikis yra ir tikrai gali pakeisti, kaip vaikai mato savo aplinką. Gal dabar kas nors turit klausimą? Labą dieną, mano vardas Laura. Norėjau paklausti, kokia buvo sunkiausia dalis pasiekti vaikų širdis su architektūra. Kada buvo tas taškas, kada jie pasakė taip į jūsų kvietimą? Iš tikrųjų, vaikų netrikdo architektūra. Manau, didžiausia problema yra mokytojai, kaip Dalia sakė, kurie nesijaučia patogus, kalbėdami apie šią discipliną. Tačiau vaikai yra labai atviri tokioms veikloms. Jie labai džiaugiasi, kai architektas ateina į klasę. Jie labai domisi, užduoda daug klausimų. Ir tada mes einame, žiūrime, eksperimentuojame. Ir pažiūrim, kaip galime naudoti labai paprastus dalykus, kaip piešiniai, tiesiog vaikščioti, tyrinėti,
Ir mūsų kūnai yra pagrindiniai įrankiai, kaip kurti šitas žinias. Vaikai tikrai yra laimingi, džiaugiasi tokiomis veiklomis. Taip pat yra kūrybinė dalis dirbtuvėse po vizito. Manau, kad svarbiausia čia tai įtikinti mokytoją, kad architektūra yra toks visiškai prieinamas kiekvienam dalykas ir kad jie tikrai gali prisijungti prie šio nuotykio. Ačiū, Roberta. Pasinaudokit galimybę užduoti klausimą. Aš turiu dar vieną klausimą. Manau, jūs paminėjote prezentacijoje, bet tiesiog dar pasitvirtint. Tie architektūros namų tinklas yra įkurtas kultūros ministerijos, iš kur atėjo finansavimas, palaikymas šitam darbui? Taip, geras klausimas, kadangi mes esame nepriklausoma asociacija, kiekvienas architektūros namas, kiekvieni namai turi savo istoriją. Pavyzdžiui, Grenoblyje įkūrė jį architektai, kurie norėjo tiesiog turėti vietą, kur susitikti, diskutuoti ir tai išlaikė ten dirbantis žmonės, bet nacionaliniu mastu, šalies mastu, tai kultūros ministerija prisijungė, įkūrė tinklą ir kultūros ministerija palaiko, remia daug mūsų veiksmų, taigi tai svarbus. Ir taip, mūsų pagrindinis rėmėjas ir palaikytojas šalies mastu, taip pat ir vietiniu, lokaliu mastu. Gal kas nors iš auditorijos turi klausimą? Taigi dar trumpas, paskutinis klausimas. Pasakėte, kad dabar architektūra įtraukta į nacionalinę mokymo programą. Visame šitame procese minėjot veiklas, kurias atliko tinklas, bet kai buvo įtraukta į mokyklų programą, kai buvo parengiamos programos, ar tai buvo rengiama bendradarbiaujant su architektais, nežinau, kaip tai įvyko. Taip. Tai buvo sunkoka. Sunkoka įtraukti, kadangi tai buvo daroma ne visai su architektais, tai buvo švietimo ministerijos viduje daroma ir tada tai buvo, mes labai džiaugiamės dėl to, kadangi sakėme, kad wow, turim puikias galimybės stiprinti tokį bendradarbiavimą su mokytojais ir kitais projektais, bet mokytojai yra tada priversti, įpareigoti daryti, mokyti architektūros, bet jie kartais neturi priemonių tam. Taigi mes pradėjome rengti mokymus mokytojams ir architektams, kad galėtų suteikti jiem resursų, kad jie galėtų daryti tai, ko prašoma pagal programą. Ir per tokias programas mes galime siūlyti projektus. Nėra labai paprasta, tai puiku, kad architektūra įtraukta į šalies mokymo programas, bet nėra taip pilnai išdirbta, kad švietimo ministerija būtų šitas programas tikrai pilnai parengus. Taigi mes tiesiog bendradarbiavome, kad užtikrintume šitokio ugdymo įgyvendinimą. Taigi pakelta ranka, matau, tuoj nunešiu mikrofoną. Tiesiog norėjau paklausti, ar dalyvauja architektūros studentai tokiuose ugdymo renginiuose, nes man atrodo, kad viena vertus tai yra puikiai galimybė šitiems jauniems žmonėms
kurie universitetuose mokosi šitų sunkių dalykų, kaip projektavimas, dizainas, kaip pavyzdžiui, daugiabučius namus, statybas ir įvairius dalykus, bet taip pat yra ir komunikavimo aspektas, ką tu projektuoji, ką tu darai. Ir dalyvavimas tokiame ugdymo procese taip pat užtikrintų, kad nebūtų to atskirtumo. Tai iš esmės, kaip studentai yra įtraukiami į šitą procesą? Ačiū labai už šitą klausimą. Aš nepaminėjau, kad mokymo programos architektūros studentams apie tai, kai kuriuose mokyklose, kaip Grenoblio universitetas, turi tokį variantą, pavyzdžiui, magistrantūros studentams, kad jie galėtų praplėsti savo supratimą apie tai, kokiais architektais jie nori būti pabaigę studijas. Ir vienas iš variantų tai yra mokymai apie architektūrinį raštingumą, apie architektūrinį ugdymą. Tai yra tos perdavimo veiklos ir yra galimybių eiti į mokyklas, kažkokius projektus daryti su vaikais. Žinau, kad kai kurios mokyklos turi programas, universitetai turi programas. Tai nėra susisteminta, tiesiog kai kurie universitetai turi tokių pasiūlymų, tokių ugdymo veiklų. Taip, tai yra tikrai svarbu ir žinau, kad studentai, kurie prisijungia prie tokių projektų, vėliau būna jautresni ir mieliau dirba įvairiose kultūrinėse asociacijose arba daugiau veiklų vykdo savo agentūrose. Tai nėra labai paprasta, bet mes stengiamės įvairiuose universitetuose įtraukti studentus į mūsų architektūrinio ugdymo veiklas. Tai ačiū labai, Roberta, už atsakymus ir įkvėpiančią prezentaciją.